Laidą remia Mados dizaino akademija. Prisijunkite prie mūsų ir ženkite pirmosius žingsnius į mados pasaulį. Labą dieną. Labą. Ačiū, kad atvykote. Nėra už ką, seniai pažadėjau, tai galvoju, kad reikia. Bet dabar aš taip atsisėdu ir jaučiuosi kaip darbo pokalbį, bet ne kaip kalbinčiau, bet kaip būčiau priimamas. Prašome. Ir pagal tai, kokį saldainį išsirinksiu, apie asmenybę. Koks buvo Paulius 15? Iškart prie tokių esminių klausimų. Labai daug krepšinį žaisdavau su draugais, ir broliai ir draugais. Tai gerai mokiausi, toks, nežinau, buvau kaip ir visi turbūt. Labai mėgau kažkaip, nežinau, nemėgau mokytis, bet gerai sekėsi, tai tas gal smagiau būdavo negu gal kitiem. Bet šiaip tai toks, nežinau, neturėjau kažkokių labai ten didelių planų, idėjų ar svajonių ar kažko, tiesiog gyvenau kaime Liepalotuose, Šakių rajone, ėjau į Šakių Varpo vidurinę mokyklą ir viskas. Tai toks absoliučiai nieko neipatingas, neišskirtinis gyvenimas, kaip ir kiekvieno turbūt tuo metu Lietuvoje. Bet čia, žinai, čia buvo apie 2000-uosius, tai gal buvo tas gyvenimas biški prastesnis visos Lietuvos, visa Lietuva ten prasčiau gyveno, ne tik čia, kad mūsų šeima ar ten mūsų kaimas ar kažkas, tai gal tas, bet kai esi ten vaikas, paauglys, per daug apie tai negalvoji ir per daug dėl to nesiparini, tai nieko kažkokio. Smagu buvo gerai. Prasme, dabar kai vasara, tai atsimenu, kaip ten paauglystės vasaros būdavo visos, tai irgi ten kažką gal dieną padirbi, ar namie, ar ten pas močiutę išvažiavęs kažką padedi, o vakare kašės nuo kokių 6-7 iki kol visiškai sutemsta, kol ten to kamulio nebematai, tai viskas taip paprastai gana. Koks žmogus ar įvykis jums padarė didžiausią įtaką? Aš jaučiu gal vis tiek persikraustimas į Vilnių, turbūt čia yra esminis, kai tau ten yra 18, nes aš baigiau mokyklą Šakiuose. Įstojau į Vilniaus universitetą ir čia labai tada viskas keičiasi. Aš kartais netgi galvoju, kad man šiek tiek keista atrodo, kai kauniečiai arba vilniečiai arba klaipėdiečiai, jie lieka studijuoti savo mieste, jie gyvena su tėvais ir toks tada tu nepatiri to kažkokio tikslaus perėjimo į tą suaugusių pasaulį, nes mums iš mažesnių miestų arba iš kaimų mums yra labai aiški ta riba. Tu gyveni kaime pas tėvus ir tada bam persikraustai ten į butą kur nors ar į bendrabutį, aš bendrabutį gyvenau. Tai tas, man atrodo, viską absoliučiai pakeitė mano gyvenime, tikslus, planus, gyvenimą, svajonės, aplinką. Tikrai nedaug liko žmonių iš mokyklos laikų ar ten iš dar senesnių laikų, turbūt, nežinau, ant abiejų rankų pirštų suskaičiuočiau net su kuo bendrauju. Tai visas tas pasikeitimas, manau, čia ir yra esminis dalykas gyvenimo, o iš žmonių, labai irgi banaliai nuskambės, tėvai jaučiu, vis tiek tėvai negali nedaryti įtakos, tai turim su brolio abudu gerus tėvus, kurie mūsų labai kaip čia nevaržė, nespaudė prie dalykų, kurie mums gal būtų nepatikę. Aš irgi net augau kaime, bet nėra, kad aš ten visiškai nugarą lenkiau. Jo, dirbdavom, ką reikėjo, viską darydavom su broliu, viską, bet vis tiek tėvai sakydavo, kad jūsų tikslas yra mokytis, o ne čia kažką daryti, nes jūs turbūt išvažiuosit į mokslus. Ir taip galiausiai ir nutiko. Tai čia turbūt toks paprasčiausias dalykas. Manau, galime prieiti prie esminio klausimo. Kodėl norite įsidarbinti Kauno geležinkeliuose? Ką žinau, man patinka traukiniai, patinka važinėti, patinka su žmonėm bendrauti, gal va šitas būtų. Mano stiprybė. labai seniai neturėjau. Lemba, aš darbo pokalbį paskutinį turėjau prieš kokius 15 metų jaučiu. Tokį jau tikrai darbo pokalbį. Labai seniai, 16. Kaip prasideda jūsų rytas, gal turite kokių nors ritualų? Neturiu jokių ritualų, labai irgi viskas labai paprastai, aš ten keliuosi priklausomai nuo to, ką turiu ryte susiplanavęs, ar ten kažkokių darbų turiu, ar kažko, tarp 7 ir 9 aš atsikeliu labai įvairiai.
Nueinu tiesiog, nusiprausiu, išsivalau dantis, pasidarau arbatos, papusryčiaujam kartais, su žmona kartu, kartais aš pirmiau, kartais ne vėliau, nes netgi priklauso kaip keliamės. Ir sėdu prie kompo kokia, iki 9 mano tikslas yra dažniausiai jau atsisėsti prie darbų, ten pasižiūrėti, atsirašinėti laiškus ir skaityti naujienas ir viską, tai tokia irgi. Neturiu kažkokio ten, nežinau, išėjimo į gamtą ar ten prasivaikščiojimo, ne, tiesiog atsikeliu ir esminius dalykus sutvarkau ir dirbti. Ką darote, kad diena būtų produktyvi ir įkvepinti? Pirmiausiai tai išsimiegu. Man labai svarbus dalykas miegas, man 7-8 valandas būtina, jeigu aš noriu kitą dieną būti ne kažkokia nedaržovė, toks ne visas sukritęs ir piktas ir dar kažkoks, aš turiu gerai išsimiegoti. Aš nors ir gal vis neišeina nueiti miegot anksčiau negu ten kokią 12 valandą, bet nes visada mėgstu dar paskaityti kokią valandą prieš miegą. Tai visada būna tas, kad turiu išmiegoti savo 7-8 valandas ir viskas. Ir jeigu aš išmiegu, žinau, kad aš kitą dieną bus produktyvus. Jeigu ne, jeigu ten būna kokia, nežinau, reikia keltis į skrydį, tarkim, kokia būna 3 ar 4 valandą, tai jau kitą dieną man bus tokia labai vidutiniška. Tai aš visiškai miego žmogus ir nieko kito neįsivaizduoju. Kavos negeriu, ten energetinių kažkokių irgi labai retai, nebent ten kažkur, nežinau, jau ekstra atvejais. Tai šiaip tiesiog stengiuosi pailsėti, išsimiegoti ir tada kita diena būna visai kitokia. Kaip atradote savo pašaukimą? Aš nežinau, ar aš esu atradęs savo pašaukimą dar vis tuos kažkokie, kaip tik čia buvo kažkoks memas, ne memas, kur ten kažkas pradėjo daryti kažką tik to amžiaus ir panašiai. Henris Fordas 40 pradėjo automobilius gaminti, žinoma, iki tol buvo inžinierius ir panašiai, tai aš galvoju, kad gal dar kažkas bus, bet kažkas kito, gal man kažkas labai patiks, kažką sugalvosiu. Bet tai, ką dabar darau, tai tiesiog bandymų būdu. Aš visada esu už tai, kad žmogus, ypač gal jaunas žmogus, kad jisai kuo daugiau visko išbandytų, kuo daugiau skirtingų sričių, nes praėję jau yra tie laikai, kai baigi mokyklą, įstoji iškart į universitetą, ar ten į kolegiją, ar kažkokį technikumą, dar senais laikais, dar kažkur įsidarbini ir toje vienoje vietoje pradirbi visą savo gyvenimą. Ne, viskas dabar yra labai stipriai pasikeitę, tai tu neišbandydamas tų kitų dalykų, tu nežinosi, kad gal jie tau patinka. Tai šitas yra, man atrodo, labai svarbu ir aš tiesiog bandydamas ir atsidūriau ten, kur esu ir pradėjau daryti, ką darau. Tai čia turbūt tas dalykas, kaip aš tą savo pašaukimą vienoks ar kitoks jisai būtų atradau. Ir tikrai neišsižadu, kad aš gal kažką kito atrasiu, nes laiko dar turiu kokių gerų 20 metų, tikiuosi. Kaip susitvarkote su stresu? Nesitvarkau. Manau, kad kaip čia? Nesusitvarkau, bet kažkokių specialių dalykų irgi nedarau. Aš tiesiog stengiuosi kuo mažiau jo turėti. Stengiuosi paskutiniu metu iš viso kokius paskutinius kelis metus. Aš jau tiesiog neinu į dalykus arba nedarau dalykų, kurie aš galvoju, kad man nesuteiks džiaugsmo, kad man nepatiks, kad man kažkoks, nežinau, bus labai didelis išbandymas, nežinau, mano psichologija tikriausiai. Atsisakau kai kurios renginius kuriuos siūlo ir apie kuriuos aš pagalvoju, ten bus labai sudėtinga ir aš nenoriu to. Aš manau, kad išėjimas iš komforto zonos yra pervertintas, aš jau savo laiku pabuvęs toj komforto zonos išorėje, aš dabar noriu būti savo komforto zonai, noriu daryti dalykus, kurie man įdomus, kurie man patinka. Tai nereiškia, kad aš nepradedu kažkokių naujų dalykų ar kažko, tarkim, ten tas pats, kur mes ir susipažinom Lietuvos tūkstantmečio vaikai. Mano atsiradimas ten ir mano pradėjimas daryti to darbo tikrai buvo didelis stresas, bet tai buvo valdomas stresas, į kurį žiūrėdamas į patį projektą galvoju, čia yra projektas, kuriame aš noriu būti, kuris man labai patinka. Aš pats esu jo fanas ir aš noriu jį eiti ir tada tiesiog sėdi, galvoji ir kitas dalykas, aš gal tas labai didelis stresas būna lipant į sceną ar kažkur, bet aš jau žinau, kas bus po to. Tai gal mane labiausiai ramina, nes aš žinau, kad
aš lipu į sceną, aš ten prieš lipimą nervinuosi, sutrikęs ir panašiai, bet aš žinau, kad jeigu aš gerai pasirodysiu, jeigu aš ten publikai patiksiu, tai, ką aš gausiu atgal, man numuš iškart visus stresus. Tai šitas turbūt žinojimas, kas bus, man labiausiai padeda tvarkyti su tuo stresu. Arba tiesiog neįmas ten, kur jisai gali būti. Tai viskas, tiesiog kažkokių, aš nežinau kažkokių receptų ar kažko, vat, anksčiau būdavo, dabar tiesa paskutiniu metu nelabai pavyksta dėl sveikatos problemų, bet man labai padėdavo prasiminti su dviračiu. Tiesiog prasivažiuoju kokias 3, 4, 5 valandas, kai nuvažiuoju, nežinau, 60, 80, 100 km, tada tu jau nelieka tavo galvoje vietos stresui, tu tiesiog nuovargis, nori miegot, pamiegi, viskas gal atrodo net kitaip, šviesiau visada, nes rytas už vakarą vis tiek protingesnis, tu vis tiek tu pailsi, tu kažkiek atsitraukia nuo to ir gal tas stresas atrodo netoks baisus. Tai tokie, bet aš apskritai, nežinau, nesu linkęs į tokias situacijas ir labai nesu linkęs ir labai nenoriu visiems kitiem kelt stresinių situacijų, tai gal aš manau, kad su manim netgi, nežinau, darbinėje aplinkoje stresų nelabai būna. Ar turite laiko tik savo ir jeigu turite, ką tada veikėt? Jo, turiu, daugybę, stengiuosi kuo labiau, aš apskritai gan egoistas, tai aš manau, kad vis tiek, kad visiems aplink mane būtų geriausiai. Svarbiausias dalykas yra, kad aš gerai jausčiausi, tai aš stengiuosi ir jaustis gerai. O tai labai skaityti mėgstu, paskutiniu metu irgi vėl pagrįžau prie knygų, buvau kažkurio metu vis tai. Aš tokiais gal tokiom bangom, tai skaitau daugiau, tai mažiau, bet labai mėgstu tiesiog dabar, jeigu yra kokia, nežinau, porą valandų laisvų dienoj, tuo pačiu metu ten žmona dirba, kad ir iš namų, bet vis tiek dirba, tai neužsiėmusi, tai ką aš, nežinau, pasiimu, tiesiog paskaitau knygą arba kokį nors dokumentiką labai mėgstu žiūrėti, kažkaip irgi man nuo seniai įdomus tiesiog dalykai, aš visai smalsiu žmogum save laikau. Tai va čia tokie tie savo kažkokie, bet aš net to nevadinu kažkokiu ten laiku savo, man labai nepatinka tas ten naratyvas, kad oi, ten skirk laiko savo, ten save palepink. Tai aš šiaip stengiuosi savo nedaryti blogų dalykų, tai viskas, ką aš darau savo, šiaip yra kažkoks vis tiek tam tikra prasme savęs lepinimas ir savęs maloninimas, kad ir kaip keistai tai gali nuskambėti, bet vis tiek man svarbiausias žmogus, su kuriuo daugiausiai man reikia dirbti ir su kuriuo man reikia daugiausiai leisti laiko, esu aš pats, tai geriau tas žmogus būna laimingas. Kokias knygas skaitote? Įvairias. Dabar kažkaip paskutiniu metu labai nemažai pasitaikė kažkokios tokios true crime žanro, kur tokie, kažkaip man irgi čia mano, žmonės sako, kai kurios dalykus vadina ten guilty pleasures ar kažkas tokio, kur atseit jie neturi labai didelės išliekamos vertės, bet vis tiek malonu tuos dalykus daryti, apie muziką, taip sako, ar apie knygas ir kažką. Ne, true crime nėra mano guilty pleasure, tai yra tiesiog mano pleasure, man įdomu, aš nežinau, aš dar ir dabar man gal kriminalistika kaip dalykas man yra žiauriai įdomus, man labai įdomiausia ta dalis yra kaip suranda dalykus, kaip išsiaiškina, nes aš toks irgi biški, toks krapštukas, man patinka krapštytis, aš kokį pamatau, nežinau, žiniasklaido ar kažkur kažkokį dalyką, man visada įdomu patikrinti, ar čia yra tiesa, ar kažkur netaip nesuinterpretavo, gal čia specialiai padaryta kažkokia įmesta klaida ar ten kažką. Tai vat, o šiaip stengiuosi ir dabar paskutiniu metu kažkaip pajutau, kad tiek daug skaitau negrožinės, kad labai jau pasilgau grožinės. Tai dabar va tiesiog iš eilės imu visas ten turiu knygų tiksliau 2 lentynos, kur ką norėčiau perskaityti namie, ten supirkta yra arba dovanų gavus ir panašiai. Tai va, neseniai ten trilogiją perskaičiau Ramūno Bogdano apie Ukrainą, ten Ukrainos tridantis, bet ar pradėta rašyti netgi prieš 2014 metus, tai dar seniau. Tai tokie trileriai irgi greitai valgomi, greitai susiskaito, malonu. Tai dabar šitą Kucę skaitau, Pietų Afrikos Respublikos rašytas, ten irgi turėjo 5 knygų gal rinkinį nusipirkęs ir ten yra tam tikra tema ta pati. Tai labai įvairiai, tiesiog aš mėgstu skaityti, seniai mėgstu skaityti ir kiekvienų metų pabaigoje aš vis tokį
pasidarau sąrašą, ką perskaičiau per tuos metus ir trumpai aprašau tas knygas, tai man toks tradicija tapus jau gal, nežinau, 8 metus mažiausiai 7. Kas jūs įkvepia kasdienybėje? Nežinau, turbūt žmonės, santykiai, bendravimas, va, tokie irgi labai paprasti dalykai. Žmona turbūt labiausiai, čia svarbiausias po manęs žmogus mano gyvenime. Laiką su ją mėgstam kartu daug leisti laiko, daryti dalykus, keliauti, eiti į renginius, kalbėtis apie dalykus. Tai turbūt šitas labiausiai. O šiaip tai kažkokiu irgi neturiu kažkokių labai ten įdomių ar kažkokių neįprastų įkvėpimo šaltinių. Irgi knygos visos, kurias skaitau, dokumentika visa, kurią žiūriu, muzika, kurią klausau, tiesiog irgi man labai didelis turbūt įkvėpimo šaltinis, bet aš nėra, kad labai daug sėdžiu ir apie tai galvoju, kas čia mane įkvėpia, aš tiesiog sėdžiu ir gyvenu. Taip gal paprasčiau. Kaip reaguojate į pokyčius? Turbūt kaip ir daug žmonių nemėgstu. Nes niekas nemėgsta pokyčių. Čia irgi, nežinau, čia melas, kad kažkam labai patinka nauji dalykai ar kažkas, bet aš manau, esu gan prisitaikantis šiaip žmogus prie dalykų, prie naujų kažkokių pasikeitusių situacijų ir panašiai. Nors ten mano, nežinau, esminės gyvenimo situacijos dažnai nesikeičia ir jau seniai nesikeitė ten. Žinai, 7 metai tuose pačiuose namuose dabar jau, 7 metai santuokos bus rugsėjai, ten su Kristina mes jau kartu iš viso 13 metų, tai jau nėra, kad kažkokie tie dideli labai pokyčiai vyksta, bet tiesiog susitaikau. Jeigu žinau, kad negaliu nieko pagerinti ir nieko pakeisti ir neįmanoma pakeisti, tai tiesiog imu ir susitaiko. Aš čia nebandysiu kažkaip, nežinau, šokinėti prieš dalykus ir viską. Aš tiesiog, pokytis, jeigu jisai įvyko, tai jau viskas, tai atgal neatkeis. Ir žinau ir matau, kad ir kiti žmonės sunkiai į pokyčius reaguoja. Visiškai absoliučiai irgi vadovėlinis pavyzdys, kas nutiko, kokia buvo didelė visai reakcija, kai Robertas Petrauskas nusprendė išėti iš 1000 vaikų ir kai aš atėjau. Ir aš dar nepradėjęs vesti nei vienos laidos, nieko nenufilmuota, o gal jau buvo nufilmuota, bet dar tikrai nieko neparodyta, jau žmonės manęs nekenčia. Nes jie gal net nepažįsta manęs, jie gal net nežino manęs, bet jiem pokytis yra, kad pasikeitė vedėjas, kad išėjo jų mylimas, mėgstamas Robertas Petrauskas, kurį, aš irgi turbūt 1000 vaikus, 1000 vaikai pirmiausiai man su juo asociuojasi, nes aš daugiausiai matęs, kaip jisai vedė, nes ten 8 metai praleisti kartu ir viską. Tai, bet irgi dabar jau matau, kad per tuos ten metus, kurie čia jau praėjo, tai susitaikė ir su tuo žmonės. Tai manau, neišvengiami yra tie pokyčiai ir man atrodo, man pačiam geriausia tiesiog susitaikyti, kad kažkas pasikeitė ir viskas, ir jau nieko nepakeis. Ką norėtumėte dar išmokti ar patirti? Vairuot mašiną. Jeigu iš tokių labai paprastų žemiškų svajonių, bet kada nors, vis dar neturiu teisų, vis dar čia atvažiavau su traukiniu ir boltu. O šiaip, nežinau, man atrodo, kad dabar ne tik, kad aš, bet daug labai žmonių Lietuvoje ir visam pasaulyje turi tokias tikrai labai didelės galimybės ir tu jeigu tu tikrai kažką nori pabandyti arba patirt, tave tikriausiai riboja tik pinigai. Ar ten, nežinau, kažkokie, sveikatos dalykai. Nežinau, aš turbūt į Everestą neįkopčiau tiesiog, bet pasiruošęs ten, pasportavęs, pasitreniravęs, turbūt irgi įkopčiau. Tai va tokie turbūt dalykai, tai aš net stengiausi negalvoti net apie tai, nes aš žinau, kad jeigu aš kažką sugalvosiu, ko aš labai norėsiu, tikrai įmanoma, kad kažkokiu vienu ar kitu būdu per ilgesnį arba trumpesnį laiką pavyks tą patirti ar tą, nežinau, ar tą išbandyti. Tai man toks, nežinau, gal biški net yra beprasmis galvojimas, ko aš dar norėčiau, nes jeigu aš tikrai labai kažko norėsiu, bet gal čia mano ir toks charakterio visai bruožas, kad jeigu aš kažko labai noriu, man dažniausiai
anksčiau ir vėliau pavyksta. Arba nepavyksta, bet tada bent jau galiu sakyti, kad išbandžiau ir stengiausi ir visą sudėjau save į tai. Kokie jūsų nuomonė perspektyviausi jaunieji komikai? Nežinau. Gal net neatsakysiu šitą klausimą, nes bėda yra tokia, kad paskutinius kokius metus aš labai mažai lankiau tokių visokių atviro mikrofonų ir panašių renginių, tai aš nenoriu kažkaip, nežinau, būti netikslus, nes gal dabar jau yra kokius paskutinius 3 mėnesius kas nors, kas labai gerai varo, bet aš tiesiog nežinau dar to žmogaus. Bet mes tokį, kaip ir turim su kolegom humoro klube tokį instrumentą, mes prieš kokius 4 metus sugalvojom Modesto Vaišnoro premiją mūsų bičiulio, kuris prieš dabar 15 metų pasimirė. Ir mes šiemet labiau gal jie, bet ankstesniais metais ir aš labiau, mes tiesiog einam į tos renginius, žiūrim ir maždaug vertinam ir išsirenkam tą vieną tokį jaunesnį komiką, kuris manom, kad turi perspektyvos ir apdovanojam, tiesiog įsteigėm piniginę premiją. Tai ir iki šiol labai, manau, pataikėm, nes pirmas, man atrodo, gavo Evaldas Jasaitis, tada buvo Emilis Jokūbas, tada buvo Vita Žiba ir tada Laura Dragūnaitė. Tai tikrai visi 4 žinomi ir matomi vardai. Tai dar yra šiek tiek laiko, turim 2-3 beveik mėnesius iki kito teikimo, tai gal per tą laiką biškai labiau susipažinti su ta jaunaja scena ir irgi tai nėra, kad tik mes 3 nusprendžiam, kalbamės, klausiam ir kitų komikų ir kolegų ir panašiai, kas verti to, tai bet kažkokio, kas dabar patiktų, tai ar matyčiau perspektyvą, tai dar tiesiog šitais metais, prieš metus būčiau galėjęs turbūt pasakyti, kas iš tuo metinių jaunų, arba labiau gal naujai pradedančių, čia irgi kalbam turbūt ne apie amžių, bet kalbam apie naujumą šitoj srity. Būčiau pasakęs, bet dabar labai sunku pasakyti. Jūs jau daug metų esate komedijos srityje ir nemažai komikų sako, kad yra tokia baimė, kad ne visą laiką galėsi užsimti komediją, kad tai yra toks nestabili sritis. Ir kaip jūs jaučiatės komedijoje, kai jūs jau esate joje ilgai, ar jaučiatės tvirtai, ar matote tą kažkokį nestabilumą ir baimės jausmą, kad gal jau kitais metais jau nebegalėsiu komediją užsimti? Tai čia yra, man atrodo, natūrali kiekvieno komiko apskritai būsena. Aš dabar, kaip tik, kai mes įrašinėjom vakar, aš prisėdau ir jau pradėjau dėliotis, tiesiog susirinkau idėjas, kurias visur turiu susirašęs, susidėjau į vieną vietą ir pradėsiu ruoštis naujai programai, bet prieš kiekvieną naują programą yra toks, aš jau turbūt nieko gero nebepasakysiu, turbūt aš jau nieko gero nebesugalvosiu, aš jau reikėtų kažkokio dieninio darbo ieškoti ar kažko, bet galiausiai vis tiek kažkaip tu supranti, kad tu nebereikalo išsilaikiai ten, mano atveju tai jau čia daug metų, 14, bet ten ir kokie nors jaunesni, jeigu jau tu kokius 5 metus esi komedijoje, tai jau tikėtina, kad jau čia yra tavo dalykas ir tau gal ir bus sunku, bet tu vis tiek kažką pasakysi, kas bus juokinga publikai, o tas ir yra svarbiausia. Tai aš irgi visada turiu tą baimę, bet jinai jinai visada išnyksta, kai tu pradedi naują turą ir tu matai, kad vėl viskas gerai ir vėl viskas juokinga. Žinoma, jeigu ten bus kas nors, nežinau, paleisim turą ir niekas nepirks bilietų, niekas neateis, niekas nesijoks, ką padarysiu, praėjo mūsų laikas jau. Dabar žmonėms gal kiti dalykai įdomus ir tas irgi visiškai logiškai ir tas turbūt irgi kada nors ateis. Tai bet aš kažkaip nesijaudinu. Per šituos 14 metų daug buvo ir nukritimų, ir vėl pakilimų, ir vėl nukritimų, bet aš vis dar čia ir mes ten su kolegom, su Hebra mes vis dar ten. Tai vis tiek komedija yra tuo geras amatas, kad tie įgūdžiai, kuriuos tu tobulini lipdamas ant scenos, jie labai persikelia. Tarkim,
aš kažkurio metu tiesiog pradėjau vesti renginius, įmonių renginius. Nes tu gerai jautiesi scenai, tu gali kalbėti, tu gali pakalbinti dar kažką ir tiesiog gerai jautiesi ir tai irgi irgi nėra, kad mano ar ten kažkieno iš šalia komikų vienintelis darbas yra tiesiog tik tai komedija, kur lipi. Yra tokių be abejo, bet mes turim ir kažkokių susijusių veiklų, tarkim, turbūt jeigu ne komedija, aš nemanau, kad irgi būčiau atsidūręs Lietuvos tūkstantmečio vaikuose, ar ten nežinau kas ir kodėl, nes tai irgi toks kažkoks darbas su kamera ir darbas su scena. Tai pamiršau klausimą. Jeigu nuoširdžiai, tai pamiršau klausimą. Bet gal ir atsakiau. Pereinant prie politinių klausimų, šį klausimą aš uždaviau jau maždaug prieš metus Pauliui Mykolaičiui ir tada mes vardinom tuos politikus, kur manėm, kad gal yra Kremliaus agentai. Ir mano klausimas yra, kiek jūsų nuomonė mūsų politikų yra Kremliaus agentai, ypač manau po šito neseniai išėjusio Laisvės TV ir Sienos tyrimo su mūsų premjeru ir ten visais ryšiais su oligarchais. Nežinau, aš manau, kad yra jų tokių, kur jau ten grinai Kremliaus, kur ten jau sąmoningai kažkokia yra konspiracija ar kažkas, aš nemanau, kad jų yra daug. Gal jų net iš vis nėra, bet yra tokių labai tokių padedančių, gal sąmoningai ar nesąmoningai. Iš tų, kur tikrai yra, tai jau turbūt, nežinau. Vaitkus. Jau tą, ką jisai daro, kaip jis ten važiavo į Baltarusiją ir panašiai. Paleckis be abejo, jeigu ten irgi laikom ten kažkaip iki galo politikų, kuris net sėdi dėl tų visų ryšių kalėjime. Tai aš manau, kad daug yra tokių, kurie tiesiog stumia Rusijai naudingus naratyvus arba kartoja iš Rusijos išgirstus naratyvus, net nebūdami kažkaip specialiai apmokami ar apmokomi ar dar kažkaip. Tai tokių tikrai yra. Kai kurių yra tiesiog turbūt verslo interesai susijęs su kažkokiais ten rusų oligarchais ar panašiai. Tai tokių yra, bet kad būtų kažkokie konkretūs, kuriuos ten finansuoja. Jų kažkiek yra, bet jie manau, kad tai nėra tie, kuriuos mes matom labai kaip čia, labai aukštose pareigose ten. Su premjeru irgi, tarkim, aš manau, kad ten tiesiog neaiškus verslo ryšiai, o ne kažkokie politiniai užsakymai ar dar kažką. Žemaitaitis šiaip yra išgama tiesiog, bet jisai dar ir labai daug šneka, jis labai visą laiką varo, jisai kartais net, man atrodo, ne iki galo supranta, ką pats pasako, nes jo yra toksai visiškai veikimo stilius. Kuo daugiau šnekėti, kuo daugiau pasakyti, nes jisai žino, kad jo auditorija, jiem argumentai ir faktai nelabai veikia, jam veikia tiesiog emocija ir viskas. Tai netgi va dabar klausiau, irgi buvo tas redakcijos tyrimas apie finansavimą, kad tiesiog kalba su Birutė Davidonytė su Žemaitaičiu telefonu ir klausia, o jūs žinot, kad vienas iš jūsų steigėjų turėjo ryšius su rusų oligarchais? Ir jo atsakymas, o tai kodėl konservatoriai netikrino, kad pedofilas jų partijai, kur toks... Koks čia yra argumentas? Čia nėra argumentas, čia yra tiesiog toks emocinis nusimetimas. Tai aš manau, kad tų kurie daro Kremliui arba Rusijai naudingą darbą, yra daug daugiau negu tų, kurie sąmoningai stengiasi, kad Rusijai būtų gerai Lietuvoje. Čia tiesiog tokia prasme, tai aš sunku ten kažkokius didesnius politikus ar kažką vadinti Kremliaus agentais, nes aš nemanau, kad jų tiesiog yra pačiam tam aukščiausiam lygmenį, bet kad Seime yra žmonių, gal net vyriausybė yra žmonių, kurių veikimo stilius arba kurių ten informacija ar kurių visi naratyvai yra iš Rusijos, tai čia faktas. Labai paprastai yra sužinot, ar žmogus ima savo naratyvus iš rusų kalbos, tai ir rusų informacinės erdvės, tai atsiranda tokie žodžiai kaip geiropa neironiškai, nes čia yra visiškai rusų sukonstruotas terminas. Tai gėjai ir Europa, nes geiropa, tada nacikai, čia irgi labai yra rusiškas ir tada yra... Tai haubicos, gaubica, alkogolis. Jo, bet čia gali būti net ir kalbos dalykai, bet jo, čia tas parodo, kad ta naudojama informacija yra
iš rytų. Tai ir man labai buvo juokinga ir netgi fantastiškai juokinga, kai kažkada buvo, neatsimenu jau prieš kiek laiko, žinių radio interviu ir Karbauskis kalbėjosi su žurnaliste ir jisai sakė, antrasis pasaulinis karas, kur didysis tėvynės karas yra tai, kaip Rusijoje vadinama ta dalis antrojo pasaulinio karo, kurioje dalyvavo Rusija. Tai čia irgi toks detalės, bet jų yra. Jau praėjo maždaug pusmetis nuo Donaldo Trumpo išrinkimo, tai kaip vertinate Donaldo Trumpo kadenciją? Oi, nežinau, labai... Ar tikėtės blogiau, ar geriau? Aš irgi čia vėl iškart pasakysiu, aš nėra, kad labai domiuosi Jungtinių Amerikos valstijų politiką ten, tiek kiek turbūt kiekvienas žmogus, kuris domisi tiesiog apskritai politiką. Manau, kad patį blogumą pajus Jungtinės Amerikos valstijos, kai pradės veikti tas Big Beautiful Bill, kur ten aš jau mačiau, kad skundžiasi darbininkai, kad blogai bus ekonomiškai Jungtinėm Amerikos valstijom, o turbūt kas labiausiai mums aktualiausia ir artimiausia, tai visa Ukrainos parama, tai tiesiog aš matau kažkokį ten cirką, aš nematau kažkokio ten Trumpo ir Jungtinių Amerikos valstijų kažkokio master plano, kaip čia apvynios Putiną aplink pirštą. Ne, tiesiog vyksta kažkokie irgi emocijų žaidimai, neaiškus. Tiesiog mes, kaip čia pasakyti, tiesiog Trumpas labai pakeitė apskritai, kaip yra daroma politika. Nėra dingo kažkokia diplomatija, viskas ant kažkokios... Real politik, man Real politik, kur tiesiog viskas yra tik tai interesai. Tai irgi turbūt, real politik jinai buvo ir iki tol be abejo, bet jinai nebuvo tokiais mastais ir jinai bent jau buvo bandoma kažkaip, nežinau, maskuot bent jau kažkokiam idėjom ar kažko. Dabar jau net ir to nebeliko tiesiog. Mes, žinai, kaip su Ukraina, mes jūs paremsim, bet jūs mums ten atiduokit savo iškasenas. Tiesiog tokie paprasti dalykai. Tai nesu Donaldo Trumpo mėgėjas, bet turbūt tas labai, labai gerai matosi. Aš kažkaip man atrodo, kad apskritai iš didelių valstybių, didelių prezidentų, man norisi kažkiek klasės ir diplomatijos ir prezidentiškumo. Net tarkim, toks, taip, nežinau, to tokio prezidentiškumo, kurį, pavyzdžiui, Obama turėjo. Visiškai palygintume Trumpą ir Obamą, mes, jeigu tik kalbėtume apie asmenybės, nežinau, kaip kažkoks kaimo jurgis prieš universiteto profesorių pagal tai, kaip jie elgėsi. Čia atmetam jų politiką ir panašiai. Tai to man tokio kažkokio prezidentiškumo labai trūksta iš dabartinio Jungtinių Amerikos valstijų prezidento. Bet vėlgi, demokratija taip veikia. Aš jo nerinkau ir jis ne man yra atskaitingas, jis atskaitingas savo rinkėjams. Aš mačiau, kad Trumpas savo svetainėje jau pardavinėja atseit kaip juokelį, bet pardavinėja kepurę su Trump 28, kad taip jau kitiems rinkimams, nors Amerikai negali prezidentas daugiau negu 2 kadencijas būti. Kaip manote, kas įvyks, kas laimės 28 rinkimus ir ar čia bus gal arčiau kažkas kaip Putinas savo pasididino kadencijas, ar kaip Medvedevo pasidino, ar jau praėjus vos 10% kadencijos jau tiek įvykus dalykų, kad Trumpas tiksliau prisidirbs pakankamai, kad demokratai, kurie dabar visiškai mirė, kažkaip atsigaus, ar kitas respublikonų, kaip jūs manote? Aš nežinau, aš abejoju, vis tiek ta stabdžių ir atsvarų sistema jinai Jungtinėse valstijose veikia ir tos trečios kadencijos nebus, bent jau ne iškart. Bet irgi aš vėlgi galiu tik tai remtis tuo, ką skaičiau, ką sako analitikai ir panašiai. Aš manau, kad daug kas priklausys nuo to, kaip galiausiai tikrovėje suveiks ta Big Beautiful Bill. Tai jeigu ženkliai žmonės pasijus ekonomiškai prasčiau gyvenantys ir tai susijęs su šituo naujų įstatymų rinkiniu, tai respublikonai nelaimės. Bet jeigu ne, tada nežinau. Man apskritai, man labai yra ta, net kaip politikos mokslo absolventui,
man yra labai sunkiai iki galo suvokiama Jungtinių Amerikos valstijų demokratija ir balsavimo sistema ir tie procesai, nes jie yra tiesiog tiek kitokie negu Lietuvoje arba tiek kitokie negu daug kur kitose demokratinėse valstybėse, kad aš jau vietomis net nebepagaunu, kaip ten kas vyksta ir čia turbūt yra irgi visiškai normalu. Bet nebus, aš esu įsitikinęs, kad nebus trečios kadencijos. Dabar šitą bus galima iškirpti, kai bus trečia kadencija ir bus nusišnekėjami. Tai dabar, kai dar prieš Bideną ėjo Trumpas, ten pasakoja, kaip jisai ten labai senas Bidenas, aišku, ką mes matome, bet dabar, kai pasibaigs, man atrodo, jo kadencija, kad jis jau bus ar tokio paties, ar jau vyresnis negu Bidenas amžiaus. Ne, jam jau virš 80 bus drąsiai. Jo, bus vyresnis, tai šitas irgi jau įdomus, o tai kozeris toks, tai gal, kad, irgi senis jau visiškas. Bet šiaip, iš vis keista, čia irgi ne mano mintis, kažkur nuklausyta, bet man labai irgi imponuoja, kad kaip keista, kai vieno iš didžiausių pasaulio demokratijų, vieno iš svarbiausių pasaulio valstybių apskritai, dvi partijos, dvipartinėje sistemoje geriausia, ką gali išstatyti vieną prieš kitą, tai tiesiog du labai vyresnius žmonės, kurių vienas ten, kaip pavyzdžiui, matėm Bidenas, jam tikrai prastai su sveikata, Trumpas geriau laikosi, bet vis tiek amžius jau irgi yra, kaip neatsiranda, nežinau, jaunesnių lyderių arba bent jau brandžių, bet dar ne tokių lyderių, nes yra valstybių, kuriuose absoliučiai daugumai valstybių yra tam tikras amžius, nuo kurio gali kandidatuoti, bet yra valstybių, kuriuose iki kažkokio amžiaus irgi tik tai gali kandidatuoti, kad ten tavo kadencija, man atrodo, gal 75 ar 70, čia reiktų pasitikslinti, nebepamenu, bet irgi taip kažkaip, jeigu mes duodam papildomus testus ir papildomus vairavimo egzaminus vyresniems žmonėms, kuriem ten, tiksliau net ne vairavimo, bet kuriem reikia sveikatą jau dažniau tikrintis, tai yra tas organizmo kažkoks senėjimas ir kognityvinių visų tų gabumų prastėjimas su amžium, tai mes šito negalim nuneikti. Tai keista, kad ne viena iš šitų partijų negalėjo prieš pastatyti kažko, kas būtų bent jau, nežinau, žvalesnis. 21 metų sausį, manau, visai galime atsiminti, kaip įvyko Kapitolijaus šturmas po Bideno išrinkimo ir JAV, manau, kad vis dar vyksta labai sparti politinė polarizacija ir kaip manote, ar kažkada artimiausiu metu gali tai privesti prie netgi JAV pilietinio karo? Labai tikiuosi, kad ne. Nors paskutiniam pilietiniam kare laimėjo geriečiai, mano vertinimu, tai nežinau, kalba žmonės apie tai, bet aš labai tikiuosi, kad ne. Bet čia yra tiesiog mano labiau noras ir viltis, kad užteks žmonėm proto gal ir civilizuotumo nepakelt ginklo vieniem prieš kitus, nors ten tos karingos retorikos, jos tikrai labai daug, bet Jungtinės Amerikos valstijos toks jau politinis junginys, kad ten tos karingos retorikos iš seniai yra labai daug ir be abejo tas visas ginklų fetišizavimas irgi tikrai neprisideda prie tos valstybės geros būklės, aš taip gal pasakyčiau. Tai labai tikiuosi, kad ne ir tikiuosi, kad visiems užteks proto nestot vieniem prieš kitus. Ar dabartinė geopolitinė pasaulio padėtis rodo naujojo šaltojo karo pradžią? Nežinau. Labai turbūt priklausys daug kas nuo to, kai baigsis karas Ukrainoje. Jeigu taip nutiks, kad Rusija laimės, tai manau tada, kad netgi ne šaltasis karas, gali būti ir šiltesnis karas, nes tuo labiau, kad visokie ten analitikai ir panašiai kalba, kad ten pasibaigus karui Ukrainoje, Rusija gali būti ten per X metų pasiruošusi kariauti su NATO valstybėm, turbūt su NATO valstybė gal, tai turbūt pirmiausia ir bus mūsų kraštas, ko irgi labai, labai bijau ir labai nesitikiu, bet irgi čia tas gali labai daug priklausyti nuo vieno žmogaus, kuris irgi jaunyn neina ir jo sveikata turbūt irgi negerėja,
kas žino, gal rytoj Putinas mirs ir pasikeis tada daug dalykų. Daug dievų, čia, žinai, čiūrikus laikom. Tai aš bijau, kad gali būti kažkas netgi daugiau negu šaltasis karas, nes šaltasis karas dar būtų kažkokia, nežinau, kažkokia gan aiški situacija, kur ten yra tas blokas ir jie tarpusavėje tiesiog visada yra rizika, bet jinai į nieką nepavirsta, nors ten, žinom, per šaltąjį karą, per šaltojo karo visą įkarštį ten buvo visokių ir branduolinių provokacijų, ir netikėtų, ir galėjo, tasgi yra Doomsday Clock, kuris vadinasi, kad ten kiek liko iki atominio karo, tai mes turbūt dabar esam irgi pakankamai arti to, gal toliau negu šaltojo karo metu, bet irgi pakankamai netoli. Kalbant apie tą pasaulio geopolitinę polarizaciją, po šaltojo karo vienintelė supervalstybė pasaulyje liko JAV. Ar manote, kad Kinija gali perimti ilgainiui šį vaidmenį iš Jungtinių Amerikos valstijų? Manau, kad taip ir manau, kad tai yra baisus galimas scenarius, nes Jungtinės Amerikos valstijos vis tiek yra mūsų sąjungininkas, yra mums artima valstybė, kad ir kas ten būtų dabar toj valdžioj, ten pernelyg tas nepasikeitė, nepasakė Trumpas, kad viskas mes jau čia, nežinau, visi tegu eina nafik, mes čia dabar tik tai vieni. Jis yra netoli to, bet mes vis dar esam sąjungininkai, mes vis dar turim JAV karius čia kažkiek turėjom ir ten ir nemalonė, bet labai taip, kaip čia, gražiai nepasibaigusi, bet gražiai įvykusią situaciją su visais tais 4 JAV kariais, tai vis tiek tas ryšys yra, santykis yra, o Kinija, turbūt yra didžiausias pavojus, jeigu jinai taps supervalstybė ir ten kažkokia hegemonė pasaulyje, tai nėra demokratiška valstybė. Ir čia mums yra labai blogos naujienos, nes demokratiška valstybė yra daug mažiau prognozuojama ir daug mažiau nuspėjama ir gali daryti daug daugiau dalykų negu demokratiška valstybė. Tai tarkim, tas pats ir su Rusija. Jeigu Rusija vėl kažkaip ten taps supervalstybė, nors jinai turbūt galvoja iki šiol, kad jinai yra supervalstybė, tai irgi yra blogos žinios mums dar ir dėl to, kad jinai yra tiesiog šalia. Mes turim sieną su Rusija, tiesiog konkrečiai sieną su Rusija, tai čia irgi to nereikia pamiršti. Tai o Kinija irgi, aš dabar kaip tik skaičiau, paskutiniu metu kažkaip vis buvo knygų apie Kiniją, porą tokių didelių. Viena buvo per vienos šeimos istoriją apie visą Kinijos istoriją, o kita buvo tiesiog Raudonasis imperatorius, jinai vadinosi, nes jinai išleista lietuviškai apie dabartinį, dabar jis jau ilgai visai ten yra prezidentas, apie dabartinį prezidentą ir jo gyvenimo istoriją irgi. Ir aš vienas iš dalykų, ką išsinešiau iš tų knygų, yra tai, kad mes vakariečiai, nes mes esam vakariečiai, kad ir kaip čia, Europai mes esam rytų Europą daugiau mažiau, bet mes šiaip bendram pasaulio vaizde mes esam vakariečiai, mes net nesuprantam, kaip ten vyksta dalykai, nes jie vyksta labai labai kitaip. Ten nuo socialinės visos visuomenės sandaros iki politinių procesų mes tiesiog jų nesuprantam iki galo, nes tai yra viskas labai kitaip. Civilizacija 1000 metų. Jo, kuri kūrėsi, ten pirmas kontaktas su Kinija turbūt buvo 13 amžiui ar ten 14 mūsų eros amžiui ir iki tol jau buvo ta valstybė ir jinai buvo susiformavusi ir viskas ten vyko. Tai manau, kad mes tiesiog, bet kokiu atveju, mum Kinijos iškilimas kažkoks mum yra blogos žinios. Ir mes patys skatinam tą Kinijos iškilimą su visais šūdais, kuriuos pirkinėjom, tiesiog ekonomiškai remiam ir palaikom Kiniją. Tai čia irgi reikia kartais žmonėm pagalvoti, ar ten kažkoks šūdukas iš AliExpresso, ar ten Temu, ar dar kažkur išeina kokio, ar jisai yra vertas, kad ta valstybė stiprėtų, nes vis tiek ten, kad ir yra tipo, privačių įmonių, bet vis tiek ten yra viskas valdoma valdžios. Šituo aspektu man labai
nefaina, kai aš matau vis YouTube'ai kažkokie ten, dažniausiai amerikiečių YouTuberiai, kur nuvyksta ten į Baltarusiją, pavyzdžiui, ir ten irgi perkasi, ten kalbina žmonės ir, taip skatina ekonomiką Baltarusijos ir viskas, kad atrodo, novatoriškai, parodyti, kaip ten viskas viduje, bet irgi skatina tiesiog blogos valstybės ekonomiką ir prisideda prie pasaulio negerovės. Tai ir apskritai tas yra dalykas, kad aš nežinau, kaip mes kaip valstybė, šiaip džiaugiuosi dėl šito mūsų, kaip čia, politinio dalyko, kad mes į išorę, ten atmetus visus vidinius dalykus, konfliktus, nesąmonės ir viską, mes į išorę paskutinius, nežinau, 10 gal net daugiau, žodžiu, pakankamai ilgai mes labai aiškiai komunikuojam, kad Rusija yra grėsmė, Baltarusija yra Rusijos sąjungininkė ir patikėkit mumis, mes tai žinom, mes šalia jų gyvenam 600-700 metų ir per to 600-700 metų, ten kelis šimtus metų jie mus skriaudė ir mus bandė absorbuoti vienai per kitaip. Tai aš dėl šito džiaugiuosi ir šiek tiek net irgi liūdina, kad ne visada mus girdi, tikrai ne visada vakarai, tie tolimesni vakarai girdi mus, kad maždaug, come on, ten kažkokiam, nežinau, Ispanijoje studentui, aš norėčiau akis aš tau galiu papasakoti apie komunizmą, aš tau galiu papasakoti savo ten šeimos tremties istoriją, žmonos šeimos tremties istoriją ir visus dalykus, tai nėra ta utopija, kurią tu įsivaizduoji, tai klausykit mūsų, kurie gyvena šalia tos Rusijos, bet nėra, kad labai klausosi. Kad ir kaip mes komunikuojam visą tai, bet vis tiek susitarimai dažniausiai vyksta virš mūsų galvų, kaip ir dabar tai diplomatai amerikiečių Baltarusijai bando atgaivinti santykius su Baltarusija ir per tai pereiti Rusiją. Čia tai labai yra keistas dalykas ir labai Kiek mes galim atstovėti šitą, nes jeigu mes visiškai prieš savo sąjungininkus amerikiečius užtrenksime durims, tai irgi bus negerai, bet kaip ir turime rodyti tą nepasitenkinimą, kiek mes galim šitą visą atstovėti. Nežinau, čia viską turbūt reikia daryti tiesiog ES lygiu ir viskas. Mes čia kažkaip patys labai ten asmeniškai kažkokie, mes nemanau, kad kažką labai padarysim. Tai mūsų gerai, kad esam, aš labai džiaugiuosi, kad ten ir aš praėjusią savaitę kalbėjau buvo ten toks jaunimo renginys ir buvo iš visokių valstybių, buvo ir iš rytų Europos ir panašiai, klausė manęs, o kaip čia taip nutiko, kad Lietuva, ten kalbėjom apie komediją, bet tai yra apskritai apie kultūrą, apie visą informacinę sferą ir panašiai, kad Lietuva taip kažkaip vakaruose, į vakarų tą visą kultūrinę sferą perėjo per tos 30 kelis metus. Tai aš irgi tada džiaugiausi ir dabar irgi, manau, tas pats yra dalykas, dėl kurio galiu pasidžiaugti, kad mes po 90 kažkurio metu, ten kokiais gal 94 ir 93, susėdo skirtingo politinio spektro partijos ir pasakė, mūsų strateginis tikslas yra ES ir NATO. Ir manau, kad tas mums dabar labai padeda ir šitokiose situacijose, kad su Baltarusija ir su Jungtinėmis Amerikos valstijom jau vis tiek geriau yra tai, kad mes jau esam ES ir NATO. Tada kažkiek tas lengviau. Kalbant apie NATO, jau dabar neseniai vyko atseit eilinis istorinis summitas ir sustarta dėl 5% per 10 metų. Iki 5%, bet nežinau per kiek metų. Ar tai yra realistiškas scenarijus, žinant, kad prieš daugiau negu 10 metų, 2014 metais buvo sustarta dėl 2% ir dar kai kurios valstybės to negyventino? Šitas man yra visai juokingas. Aš manau, kad tuos 5% pirmiausiai pasieks tos valstybės, kurios mato grėsmę. Jo, kurios visiškai yra ant tos pačios ribos, kaip ir mes. Tai tiesiog mes, Latvija, Estija, gal Lenkija, nežinau tiesą sakant, kiek dabar pas juos, bet jie irgi šituo klausimu, manau, labai irgi supranta visą situaciją ir situacijos rimtumą. Tai, o tie, kuriem yra ten toliau, kokie, žinai, Ispanija, Portugalija, Prancūzija, turbūt jiem nėra taip labai aktualu. Tai gaila, bet mes tai pasieksim. Bet kita vertus, mes dabar turim ką pasakyti tam pačiam Trumpui, kuris ten pradeda aiškinti, kad jūs čia neskiria tiek ir tiek. Jo, mes skiriam daugiau, nes mes žinom tą grėsmę. Mes suprantam, ką tai reiškia ir mes suprantam, kas čia gali nutikti.
Manoma, kad žmonės, kurie niekada nėra sudūrę taip tiesiogiai su Rusija, tai ta pati Portugalija, sakykime, kad jų žmonės ir politikai pilnai atvertų akis ir suprastų tą tikrąją grėsmę ir darytų kažką dėl to, ar visgi jų kultūra ir jų pozicija, prasme, esant toli nuo Rusijos, tiesiog uždaro tą galimybę. Aš nemanau, kad iki galo gali suprast žmonės, kurie nepatyrė tos Rusijos tiesiogiai. Ir čia vėlgi sakau, mes esam toje pozicijoje, kuriai mūsų turi klausytis, bet gaila, kad ne iki galo ir daug kas to klausosi. Tai aš nemanau, kad kokia nors Prancūzija ar Ispanija, Rusija. Man labai patinka iš tikrųjų, kaip Jungtinė karalystė laikosi šitoje vietoje irgi labai, labai kaip čia, aktyviai palaiko Ukrainą ir nesvarbu, ten irgi keitėsi valdžia, bet vis tiek palaikymas išliko. Tai tas yra žavu, bet tiem, kurie nuo Ruso nėra nukentėję, tie nelabai iki galo ir supras. Grįžtant prie Kinijos, yra pastaraisiais metais viešai paskelbta palydovinių nuotraukų, kur ten, pavyzdžiui, Xinjiango dykumose yra pastatytos replikos Jungtinių Amerikos valstijų lėktuvnešių ir yra krante statomos baržos ir tokios, žodžiu, kariniai objektai, kurie gali būti panaudoti išsilaipinime ir kaip greičiausiai yra mokomasi iš išsilaipinimo sąjungininkų Normandijoje. Ir žinant visus šios dalykus, kiek yra realistiška, kad Kinija bandytų atsimti visgi Taivaną ir jeigu tai vyktų, ar kokia būtų sąjungininkų, tai yra NATO atsakas koks būtų? Nežinau, tikrai nežinau. Žinau apie šitos dalykus, kad jie ten ruošiasi ir kad treniruojasi ir kažką, bet aš galvoju, kad dar kol kas irgi Kinijoje, bent jau tikiuosi, kad kol kas yra Kinijoje dar sveiko proto, kad nežinau, bent jau neiti tiesioginį konfliktą su NATO. Bet Taivanas, žinau, kad Taivanas bijo ir mes kaip tik su žmona šnekėjomės gal užvakar, kad gal reiktų nuvaryti į Taivaną, kol dar yra įmanoma, kol dar galima. Tai šitą vietą gal tiesiog man neturiu kompetencijos pakankamai šitą komentuoti, bet šitos dalykus žinau, matau, bet nežinau, kaip šitą vietą, kaip čia gali kas vykti, kaip gali nutikti. Kaip manote, ar artimiausiu metu yra įmanomos taikos darybos su Rusija, kurios iš tiesų kažką pasiektų, tai yra taiką pasiektų, ir jeigu taip, kokios galėtų būti tos taikos sąlygos? Irgi nežinau. Ta prasme, nežinau, neįsivaizduoju. Aš nemanau, kad Rusija apskritai yra linkusi dėrėtis ir kad jinai nori dėrėtis ir kad jai rūpi taika, jos tikslas yra tiesiog užkariauti Ukrainą, man atrodo. Tai viskas, tai ir jie, nemanau, kad ketina, jeigu kažkas netikėto neįvyks, nemanau, kad jie ketina atsisakyti to tikslo. Tai ten visos tos pokalbiai telefonu Trumpo ir Putino, tai jie nieko absoliučiai nereiškia ten. Buvo kažkokios kalbos apie paliaubas, bet paliaubose 50 dronų siunčia ant Kijevo tą naktį Rusija. Tai manau, tas labiau, kad ir ką jie sakytų, vis tiek daugiau parodo jų veiksmai. Jų veiksmai yra tokie, kad jie nesustoja ir nestabdo. Ir jeigu Ukraina kris, nemanau, kad jie sustos, manau, kad jie stabtels tik tai ir tada žiūrės toliau ir kaip čia dar galima tęsti dalykus. Ar dar tikit, kad galima sugrįžti prie 91 metų sienų? Ne, manau, kad ne. Manau, kad tai jau nebeįmanoma. Manau, kad jeigu ir įvyks kažkokios taikos darybos ir ten kažkaip kažkas nutiks, kažkas susitars stebuklingai, vis tiek ten visi tie rytiniai regionai, tie esminiai, nuo kurių prasidėjo viskas dar seniau, ten dar 2014 jie jau vis tiek bus palikti Rusijai. Bet bėda su Rusija ta, kad Rusijai to, manau, neužteks, tai irgi nematau prasmės juos palikinėti ir sakyti, kad va dabar jau čia tikrai viskas, nes Rusija vėl sukaups jėgų ir vėl tada bandys turbūt iš naujo, jeigu ir bus to vietoj sustota. Nes Rusija yra siaubas. Mums taip
taip yra nepasisekę geopolitiškai, kad mes šičia esam, taip arti Rusijos, kad wow. Dar galime prisiminti 23 metų vasaros Prigožino ir Wagner sukilimą, nesleidžiant į tai, kiek tai buvo surežisuota ar nesurežisuota, kiek ten buvo tikra, netikra. Koks jūsų požiūris į Rusijos stabilumą, Rusijos valdžios stabilumą ir ar bendrai Rusija gali kažkaip pasikeisti žmonių mentalitetas, ar ten jau tiek gudus kaimas, kad ten tiesiog pasmartai jinai visą laiką būtų tokia pikta oligarchų valdoma valstybė? Rusija, kaip čia, neagresyvi ir pabandžiusi kažkaip, nežinau, nuosaikiau būti, bandė tik tai kokius gal 5-7 metus kai griuvo Sovietų sąjunga ir kai Jelcinas... Nors gal mažiau, jeigu su pirmoji Čečėnijos karu. Jo, tai iš viso ten keli metai, kai Rusija nerodė savo kažkokių grobikiškų dalykų, tai aš manau, kad mes jau pakankamai daug matėm ir iš istorijos, ir iš visur, kad mes galėtume pasakyti, su Rusija kažkaip tartis ar kažko gero iš jo tikėtis, viskas, mes nebegalim, baikit, mes bandėm tiek kartų, mes pasižiūrėkim, kiek jie okupavę arba kiek jie buvo okupavę valstybių ir tas tiesiog iš seniai per visą istoriją, mes kiek žiūrės atgal į Rusiją, tiek jinai ką nors puolė arba buvo užpuolusi arba ketino pulti, tai nėra tiesiog, tai yra valstybė, kuri tai kažkokiai pasauliniai tvarkai, pasauliniam kažkokiam demokratiniam susitarimui ir kažką tiesiog nepaklūsta ir jinai niekad nepaklus. Aš nemanau, kad Rusijoje yra įmanoma, kad būtų kažkas ten gero. Ir aš nežinau, iš kur tas ateina, ar iš mentaliteto, ar ten tiesiog taip visada sukrenta, kad valdžia yra visada tokia, bet net ir tai, kas ten įvyko paskutinius gal 10 metų su opozicija Rusija, nėra tos opozicijos, žmonės nebeišeina į gatves. Nes jeigu išeisi, gausi per galvą ir nebeišeisi, tai viskas. Tai aš Rusijoje, jeigu jau taip atvirai, tai aš nematau vilties ir jau nematau vilties kokius, 6-7 metus. Neseniai į Lietuvą atvyko ir buvo iš kalėjimo paleistas Cikanauskas vyras. Ir tada kalbant apie tą Baltarusijos opoziciją, kiek dar realistiška, kad įvyks Lukašenkos nuvertimas ir ateis teisėta valdžia į Baltarusiją ir ar Baltarusija irgi jau Baltarusijos žmonės yra tokie patys Rusija ir kaip Rusija tiesiog tokio mentaliteto, kad ten negali nieko atsitikti. Nežinau, apie Baltarusiją aš daug mažiau žinau, daug mažiau domiuosi, daug mažiau skaitas ir turbūt daug mažiau suprantu. Bet Lukašenka irgi, žmogus irgi neamžinas, jisai irgi sensta, aš nežinau, ką jisai ruošia kažkurį gal iš sūnų, kuris gal perims valdžią ar kažką, bet ten irgi daug vilties nematau ir ten net ir ta opozicija, kurią mes žiūrim, aš nežinau, kiek jinai yra mums draugiška ten žiūrinti visus tos litvinizmo pavojus, į kuriuos aš irgi iš tikrųjų labai paviršutiniškai tik tai žinau, čia tegu kalba tie daugiau, kurie daugiau žino apie tai, bet ten irgi, aš nežinau, ar mums labai į naudą tai, kas, net jeigu dabar šita pozicija taptų pozicija Baltarusija, aš nežinau, ar mums būtų labai dėl to geriau, negu kad yra dabar. Tai turbūt tiek, bet apie pačią Baltarusiją aš labai mažai žinau. Ar matote grėsmių dabartinės Baltarusijos opozicijos buvime Lietuvoje, kad pavyzdžiui, neseniai vykusime kaip ir susitikime, proteste, nežinau kaip pasakyti, bet susirinko vos 200 žmonių, nors pas mus jų yra tūkstančiais. Ar matote juose grėsmę tiek dėl litvinizmo, tiek dėl FSB, tiesiog, kad yra FSB agentai, ar mums dėlėjo juos įsileis, kaip jūsų nuomonė? Taip. Aš tai manau, kad tas, ten, nežinau, mažas dalyvavimas ir viską, jisai vis tiek atsiremia į tai, kad žmonės vis tiek iš Baltarusijos į Lietuvą, nemanau, kad didžioji dalis bėga dėl kažkokių politinių dalykų. Bėga dėl to, kad galima ir dėl to, kad čia yra aukštesnis ekonominis pragyvenimo lygis. Ir žmogus vis tiek pirmiausiai, čia netgi jeigu žiūrėtume į tą, Maslow poreikių piramidę, vis tiek svarbiausia yra pragyvenimas, išgyvenimas, ekonominiai dalykai.
maistas, pastogė, saugumas ir panašiai, tik paskui ten prasideda visokie idealistiniai dalykai, kaip, nežinau, moralė, demokratija ir panašiai. Tai ar aš matau tame grėsmę? Kažkiek grėsmės tikrai yra, gal jinai nėra tokia didelė, kaip galvoja mūsų, arba net sako mūsų ten visokie nacionalistai ir panašiai, nes vis tiek tie žmonės dauguma yra ekonominiai pabėgėliai, kuriem čia tiesiog yra geriau gyventi. Jie čia geriau gali gyventi ir laisviau negu jie tą gali daryti Baltarusijai. Bet ta rizika be abejo yra ir tas man gal vienas labai toks keistas yra dalykas, kad iš Vilniaus į Minską ar iš Vilniaus apskritai Baltarusiją per dieną yra ten, aš nežinau, 30 gal reisų autobusų. Nu, čia yra labai daug, čia yra 1500 žmonių, jeigu pilnas autobusas pirmin atgal, tai aš nežinau, kaip tai yra suderinama su tuo, kad mes atvirai sakom, kad Baltarusija yra Rusijos sąjungininkė ir prisideda prie jos tame kare Ukrainai. Tai man šitą vietą yra keista ir aš tikrai, kad ir kaip, nežinau, tikėčiau ar pasitikėčiau ar gerbčiau mūsų institucijas, nu aš nemanau, kad ten labai įmanoma sukontroliuoti visus juos ir visus patikrinti. Ir vis tiek mes žmogų iš Baltarusijos atvažiuojantį, mes turim žiūrėti šiek tiek įtariau, nes jis atvažiavo iš mums priešiškos valstybės. Tai šitoje vietoje aš nesuprantu, ką čia padarė mūsų institucijos ir labai bijau, kad tai gali išvirsti kažką blogo, ko aš labai nenorėčiau. Hanibalas net prievarto jau, užvarto jau. Gal. Nors aš gyvenu Vilniuje labai netoli Baltarusijos ambasados, kuri be abejo tuščia yra. Ir ten beveik kasdieną praeinu, bet ten yra visokių ir žvakučių sudėta ir visokie, šitie ne grafičiai, bet, nu, žodžiu, dideli piešiniai, ten išlaisvinkit tuos ir tuos politinius kalinius ir panašiai. Ir pats ten keliuose protestuose buvau, nes vis tiek kažkaip... Aš savo esmę turbūt esu toks absoliutus demokratas, man turi būti demokratija, man turi būti aiškiai, tvarkingai viskas vykti ir tas, kas dabar yra Baltarusijoje, man tikrai nepatinka ir manęs netenkina, bet aš bijau, kad gali toj opozicijoje, kuri čia pas mus, gali būti ir kažkokių blogų dalykų. Nors, žinoma, aš neslėpsiu, aš jaučiu šiokį tokį kaip ir pasididžiavimą, kad tokios, nu, tipo, diktatūros opoziciją mes remiam čia, nes aš būčiau norėjęs, kad, kai, nežinau, sovietmečio ar kada, kad kažkas kaiminystė, nežinau, kokie švedai ar dar kažkas būtų mus palaikę. Ir man atrodo, kad ta tokia, žinai, toks kažkoks demokratinis solidarumas jis vis tiek turi būti. Bet bijau, kad kažkokią taip galėjom pasidaryti meškos paslaugą. O kiek turi bendrai autonomijos nuo Rusijos dabartinės Baltarusijos režimas, ar tai jau yra tiesiog tokia kaip Čečėnija Rusija? Nežinau, šito irgi nežinau, bet iš to, kiek matau, atrodo, kad tai tiesiog, nu, ta prasme, kad tai nebėra nepriklausoma valstybė, turbūt žodis vis tiek Rusijos politikoje, Baltarusijos politikoje yra paskutinis ne Lukašenkos, spėju. Prisimenu 1984-uosius Orvelo, dabar bijau suklysti, bet buvo to priešininko valstybės pavardė Goldsteinas, jeigu aš gerai atsimenu. Aš neatsimenu, labai seniai skaičiau. Bet klausimas apie tai, kad yra ta teorija, kad tai buvo tiesiog, kad pati valstybė sukūrė tą Goldsteiną, kad galėtų savo opoziciją kontroliuoti, nes tada, nu, tu dar galingesnis esi. Ar yra to su Baltarusijos opozicija, ar tai yra iš vis funkcionuojantis daiktas, ar tai yra tiesiog persmelta kažkokia konspiracijos teorija iš Rusijos? Ai, ne, aš nemanau, aš apskritai labai mano protas yra nelinkęs į konspiracijas ir aš visada išgirdęs konspiracijos teoriją, mano atmetimo reakcija iškart prasideda. Aš manau, kad tai yra tiesiog, kad tai yra tikra opozicija, tikri žmonės, mes matėm, žinoma, jau tas buvo seniai, visokius protestus dėl rinkimų ir panašiai, bet po truputinai buvo sumažinta, sunaikinta ir išvaryta į užsienį. Tai mes turbūt ką čia turim, tai tos opozicijos tik tai likučiai ir vis tiek žmogus natūralu, kad labiausiai žiūrės
ekonominės gerovės ir pirmiausiai galvos apie tai ir gal tas, kuris ėjo, nežinau, ten kelinti metai buvo, kur pirmi buvo labai dideli protestai, 27, 29 gal, žodžiu, po kažkurių rinkimų, bet čia dar seniau, kai labai daug žmonių išėjo, aš atsimenu, dar pat žiūrėjau live streamus, tokius stringančius, kitoks internetas buvo tuo metu iš Minsko. Aš manau, kad ta tiesiog opozicija jau yra, nieko nebegali padaryti pačioj Baltarusijai. Tai jinai tokia sumažėjusi ir susitraukusi ir dalis jos yra Lietuvoje. Pakalbant apie dabar labai karštą zoną artimuosius rytus, matome, kad ten labai destabilizuota situacija, kaip ir neseniai buvo, kad ir Sirijos ilgametis prorusiškas režimas krito ir dabar kyla klausimų, ar gali kristi Irano režimas, ko pavyzdžiui norėtų labai Izraelis. Ir po visų šių naujų įvykių, kaip manote, ar gali kristi Irano režimas ir jeigu gali, tada kokia būtų šalies ateitis, ar grįžtų karalius, ar kaip manote, galite atsitikti? Va šitos vietos absoliučiai nežinau ir nesuprantu, aš net nebandysiu apsimest, kad kažką žinau, nes man artimieji rytai yra toks, nežinau, žiauriai sudėtinga tema, kuriai man tiesiog gal net trūksta konteksto. Vienintelis, ką geriau žinau, esu tiesiog vieną knygą perskaitęs ir buvo labai įdomu apie Saudo Arabiją, bet ten, kas yra šiek tiek, kaip čia, šiauriau ir labiau į vakarus, ir labiau į rytus, atsiprašau, ten jau absoliučiai ne mano kompetencija, sorry. Ką Lietuva turėtų daryti papildomai, kad stiprintų savo gynybą? Aš manau, kad viską mes labai gerai darom. Einam tinkama kryptim, didinam, kaip čia, išlaidas gynybai, turėsim, šiandieną mačiau, kad Rūdninkų karinio miestelio statybos vyksta sėkmingai, kas yra žiauriai smagu. Manau, kad mes jau po truputį radom tą tokį teigiamą santykį tarp visuomenės ir kariuomenės, kas irgi yra labai, man atrodo, svarbu, kad mes nebežiūrim į kariuomenę taip kažkaip, kaip būdavo, tarkim, nežinau, mano dar paauglystės laikais, arba dar anksčiau, ko aš nežinau, kai jau buvo Lietuvos kariuomenė, bet dar buvo visi tie prisiminimai ir visi dalykai, kuriuos mes žinojom, buvo iš to sovietinės kariuomenės, nes, tarkim, kai aš gimiau, man mama po to sakė, aš gimiau 86 metais, sakė, jos buvo ten, gal pirmi žodžiai, kai sužinojo, kad sūnus gimė, tai buvo, kad, aš savo sūnaus į kariuomenę neleisiu, nes tai buvo sovietinė kariuomenė, ten pabaiga Sovietų Sąjungos ir panašiai, kur labai viskas buvo kitaip. Tai man atrodo, tas teigiamas santykis tarp visuomenės ir kariuomenės, jis yra gal kažkiek nuvertinamas, bet jis yra irgi žiauriai svarbus, kad mes jau palankiai vertinam ir panašiai. O šiaip tai, aš manau, vis tiek visuotinis privalomas šaukimas, jisai turi būti, jisai bus. Aš pats kažkaip tiesiog prašokau tą, nes kai buvau dar šaukiamojo amžiaus, buvo šauktiniai, dar buvo šauktiniai, bet aš studijavau ir aš vis nusikėlinėjau ir tada pasibaigė tiesiog ir jau buvau per senas, tai žodžiu, netarnavau kariuomenėje, tai nieko nežinau, bet žinau, kad daug yra ir motyvuotų, ir profesionalių, ir visokių žmonių, kurie eina patys į kariuomenę savanoriškai ir manau, kad mūsų kariuomenė tobulėja ir tas irgi yra be abejo absoliučiai labai svarbus dalykas. Vėl čia, kai mes kalbam pakankamai neseniai, šaulių daug visai prisiekė, tas irgi svarbus tas toksai, kur tu neprivalai, būdamas ten, nežinau, šaulių sąjungos nariu, tu neprivalai mokėti gerai šaudyti ar kažką, bet tu tiesiog, tu tada bent jau žinosi, ką to konflikto atveju, ką daryti, kaip tvarkytis, kaip ten slėptis ar kažkaip kaip savo šeimą apsaugoti, bent jau apginti. Tai va šitie visi dalykai, manau, po truputį jie dedasi ir manau, kad mes kaip, nežinau, lyginant su tuo, kas buvo prieš kokius 10 metų, tai mes esam žiauriai daug pažengę į priekį ir manau, kad esam labai verti būti ir NATO ir
net jeigu ir puls mūsų Rusija, mes turim jau ką prieš pastatyti jai. Kaip vertinate BRICS šalių augančią įtaką ir ar manote, kad BRICS šalis gali tapti stipresnės ir įtakingesnės negu mūsų vakarų pasaulis? Nežinau. Irgi neatsakinėsiu, tiesiog neturiu pakankamai informacijos. Šiaurės Korėja dabar jau nutolo nuo 2018 metų susitikimų su JAF ir ten tos lėtos westernizacijos, sakykime, ir atseit nusiginklavimo ir dabar aktyviai jau dalyvauja kare Ukrainoje, o tuo metu Pietų Korėja susiduria su daug problemų, ypač demografiniais iššūkiais, nes ten mažiausiai vaikų gimsta ir taip toliau. Kaip manote, ilgainiui, kaip atrodys Korėjos pusiasalio ateitis, ar gali įvykti kažkoksai karas, ar bus tokia situacija, kokia dabar yra? Aš manau, kad irgi šiaip Šiaurės Korėja vienu metu labai domėjausi, labai daug skaičiau, žiūrėjau dokumentikos, man tiesiog labai įdomu tas sritis. Tai aš manau, kad Šiaurės Korėjos yra galutinis tikslas užkariauti Pietų Korėją ir užpulti Pietų Korėją, bet klausimas, ar jie turi tam sugebėjimų ir pinigų ir visko. Žinoma, jeigu ten dar prasidės Rusija, tai gali būti Pietų Korėjai nelabai smagu, bet vis tiek Pietų Korėja yra mūsų kad ir labai toli rytuose, jinai vis tiek labiau yra to mūsų vakarų pasaulio dalis, tai aš manau, kad čia irgi NATO šitoj vietoj netylėtų ir tas Šiaurės Korėjos tie visi tikslai, jie, manau, gali tik tai likti tikslais. Aš kažkaip, čia gal blogas dalykas, bet aš nelabai kada nors rimtai vertinau Šiaurės Korėją. Man jie tokie atrodo, kur tiesiog sėdi užsidarę, svajoja, kūrė ten tuos kažkokius ginklus, ten atominę bombą atseit ir panašiai, bet aš nemanau, kad jie labai turi ką pasiūlyti, prieš ką Pietų Korėja neturėtų ką prieš pastatyti, ar prieš ką NATO neturėtų ką prieš pastatyti. Tai nežinau, aš nemanau, kad tas pusiasalis kada nors bus suvienytas ir aš nemanau, kad tas pusiasalis bus vien tik tai Šiaurės Korėjos ir kad Šiaurės Korėja užgrobs Pietų Korėją, nes aš kiek visada skaitau ir žiūriu į Šiaurės Korėją, ten tiesiog ubagynas, ten pakazucha, viskas ten yra, jie tikrai labai prastai gyvena, tai aš nežinau, kaip tu tokius žmonės motyvuosi, kad Pietų Korėja ten kažkas yra blogo, kai jie visi turbūt Šiaurės korėjiečiai norėtų gyventi Pietų Korėjai. Kaip vertinate Kinijos neutralitetą karo Ukrainoje klausimu, ar jis iš tiesų yra, ar jie jau aktyviai palaiko Rusiją šiame konflikte? Nežinau, aš irgi nežinau iš tikrųjų, kaip Kinija dabar laikosi šitam visam konflikte ir negaliu nieko atsakyti, neužtenka informacijos, nesidomi tiek. Tai ačiū Jums labai. Ačiū. Tada pabaigai klausimus, kada Jūs galėtumėte pradėti darbą? Tai norėčiau gal 2 savaitės pailsėti ir tada galim važiuoti. Savaitės. Gerai. Super. Ačiū. Viso gero. Dėkui visą.